Vaikinai, vat kas šiandien matė patrauklį merginą ir prie jos nepriėjo? Nu, tu matėjai. Aš mačiau. Klausimas, žinai, toks, kodėl mes tai nedarom? Kas blogo gali atsitikti, jeigu mes prieisim? Nu, tipo, aš galvoju, aš esu universitetė, suprantat, daug yra skirtingų merginų, ne? Nu gerai, jeigu ten 3-4 stovi vietoj, nu čia taip reikia būti Čaku Norisu, Stathamu, ne? Kokiu? Kodėl aš, pavyzdžiui, bijau? Aš moku pasakyti labas, ne? Yra vienas žodis ir po to pasakyti, kad jinai man yra gražiai atrodanti. Ką toliau sakyti, ne? Atsakys galbūt labas, ačiū ir ką toliau sakyti, ne? Taip pat tame yra problema gal. Nežinau ir ko aš bijau, kad toliau neturėsiu ką pasakyti. Nepalauk, kad aš prie jo pasakiau labas, jinai labas. Gražiai atrodai, nežinau, pritraukė mano dėmesio, norėjau susipažįsti. Mano vardas Nikola. Jis sako, nu, mano vardas X. Taip, iškart galiu pasiimti kontaktą, galėčiau pasiimti gal tavo kontaktą. Tada pasiėmė kokį Gmailą, ne, LinkedIn'ą, nes čia yra strateginis žingsnis. Ir kai pasiėmėjai, kažkaip awkward iškart išeiti, bet gal taip. Ir, nu, jeigu kažkur laukia ir jūs ten kažkur ėjot, gal ir geras variantas, po to gali parašyti. Blemba, ne, nu kažkaip, dar kartą. Labas, mano vardas Nikola, gražiai atrodai, norėjau susipažįsti. Bet reikia, tipo ten ką, kažkas daro pick-up line, bet man, aš čia, nenoriu sakyti ten. Blogiausias atvejis, tai tu prieini, tau nieko neatsako. Ko blogo? Kažkas gal pažiūrėjo tave ir ką jie pagalvojo. Visų pirma, ką jie pagalvojo, bet ką jie pagalvojo, aš galvoju. Ypatingai, kai aš prisimenu prie jau sporto salį, tai tikrai pagalvoja. Šitas vaikas puikiau. Nežinau, bet, ką, mes einam link savo tikslo. Koks tikslas? Noriu prieiti, susipažįsti. Tikslas yra ištirti galimybę, tikimybę, kad mes sukursim šeimą. Nes nuo momento, kai aš tau pasakysiu, ar tikėsi manimi, ne, will you marry me? Ir nuo momento, kai aš tave nežinau, yra kažkas in between. Ir tame in between yra prieimas, kažkoks susipažinimas. Ta ir darau. Nu, aišku, čia tipo galima kažkaip sugalvoti kūrybinčiau, tipo tiesiog pasakyti labas, man patinkiai atrodai, bet nežinau, čia gal yra nebloga pradžia, o gal taip reikia padaryti 50 kartų ir po to kažkaip jau žinosi, o šitas taip variantas, man šitas taip. Ne taip, kad reikia, suradai, nustoji, ne, bet... Va, karočiui, pasidalinau, nežinau, gal aš toks ne vienas, argi toks ne vienas, ne, tai. Va, mano point, nėra ko bijoti. Kas gali nutikti blogiausiai, tai tiesiog bus awkward. Nu, arba jeigu duosi gerą džabą, tai reiškia kažką neteisingai pasakėjai su blogu tonu ir nežinau, gal čia yra motivacijos video, gal tai yra man, savo pačiam video. Tu šiandien matėjai patraukti merginą ir prie jos nepriėjai. Galim nepakartoti tą patį klaidą rytoj. Sutinkam?